Taip, mano broliai, rinkimai vėl artėja Brazilijoje. Ir jūs jau žinote, ar ne, kiekvieną kartą vis tas pats. Ginčai vis labiau aštrėja. Diskusijos, mūsų šalies susiskaldimas vis blogėja. Kairė prieš dešinę, dešinė prieš kairę. Broliai, aš čia apie vieną dalyką galvojau. Šachmatų partija yra tavo pusė ir priešininko pusė. Gerai, tavo varžovo pusė. Tai A pusė prieš B pusę. Bet tie, kurie juda figūromis, jie nėra priešai, jie yra draugai, nes tu kvieti savo draugą žaisti. Taigi, broliai, mes turime nustoti taip ginčytis, nes iš tikrųjų yra kažkas, kas valdo figūras. Ir šiame vaizdo įraše noriu pakalbėti apie kai kuriuos dalykus, apie kuriuos galbūt niekada anksčiau nesusimąstei. Vienas iš jų yra tas, kad turbūt jau pastebėjai, jog politikai ieško bažnyčių, ypač evangelinių. Jie pradeda lankytis pamaldose, klausytis Dievo žodžio, bet taip pat nori gauti kokio nors pastoriaus rekomendaciją. Jie nori užlipti ant sakyklos ir vykdyti politinę agitaciją, kuri, kaip žinome, techniškai Brazilijoje yra neleidžiamas. Negalima vykdyti politinės kampanijos šventyklose, tačiau žinome, kad kartais viskas peržengia ribas ir pažeidžia įstatymą. Broliai, esmė ne tame, nes kol mes diskutuojame, ar tai blogai ar ne, klausimas yra toks. Kodėl bažnyčia taip domisi politinė valdžia? Nes jūs žinote, kad politiko rekomendavimas nėra šiaip sau, už to slypi interesai. Aš turiu tokį principą. Jei neturiu jokio intereso politikoje, neturėčiau ją kištis. Aš kalbu žinoma apie politikų rekomendavimą. Turėti mėgstamą politiką. Bet žinoma, aš kaip atsakingas pastorius turiu čia perteikti Biblijos mokymus, amžinuosius Dievo principus, biblinės vertybės, kad atvertum akis. Todėl čia aš nerekomenduosiu nei politiko A, nei B. Nesakysiu, kas yra teisinga, o kas ne. Mes visi jau turime tam tikrą supratimą apie dalykus. Žinome, kad šaliai nesiseka. Brazilija muša mokesčių rekordus. Ir jau pažadėta, kad 2027 metais situacija dar pablogės. Daug žmonių išvyksta iš šalies. Tačiau mano tikslas čia nėra kalbėti apie tai. Noriu kalbėti apie šį klausimą, kodėl bažnyčia taip domisi politinė valdžia. Galbūt apie tai niekada negirdėjai, tačiau aš viską čia paaiškinsiu pagal Bibliją, kad atvertum akis ir nepakliūtum į tą religinę sistemos klaidą, kurią matome aplinkui. Gerai? Aš esu pastorius Antonijus Žuniūras. Jei nori atnaujinto biblinio turinio, kiekvieną dieną būsi čia ir dalinsiuosi naujomis žinutėmis. Taip pat noriu už tave melstis. Kiekvieną dieną vedu rytinę maldą ir vakarinę maldą. Taigi užsiprenumeruok mano kanalą. Gerai? Pradėkime šiandienos žinutę. Broliai, kai aš čia pasakiau, kad bažnyčia siekia savo interesų politikoje ir tai yra tiesa, to mes negalime paneigti tiesa, bet dabar noriu, kad pažvelgtum į savo širdį, kol aš taip pat žiūrėsiu į savąją. Nežinote ką, broliai? Giliai viduje mes dažnai ieškome apsaugos, saugumo pas žmonės, kurie yra nusidėjėliai. Mes tiek daug dėmesio skiriame žemiškai valdžiai, nors kai Jėzus buvo čia žemėje, jis labai aiškiai pasakė, aš atėjau ne tam, kad ginti politinius interesus, aš atėjau skelbti Dievo karalystę. Broliai, kai Dievo karalystė yra įtvirtinama tautoje, natūraliai išnyksta korupcija, smurtas, įstatymai yra pakeičiami, viskas pradeda keistis ir aš tikiu, kad būtent to mums dabar reikia. Aš čia pasakysiu keletą dalykų, su kuriais galbūt nesutiksi, bet jau dabar noriu tau aiškiai pasakyti vieną dalyką, kad aš ar tu neturėtume būti priešai. Prisimink, kaip kalbėjau apie šachmatų žaidimą. Broliai, galingieji nori būtent to, kad mes čia tarpusavyje kovotume, o jie ten vis labiau valdys gyventojus, valdys visuomenę. Mes turime, broliai, atverti akis ir kaip krikščionys turime būti subalansuoti visose srityse. Biblija sako, Dievas mums nedavė baimės dvasios, ne bailumo, bet galios, meilės ir pusiausvyros dvasią. Amen. Tad tegul šventoji dvasia per šią žinią suteikia tau daugiau pusiausvyros visose srityse. Pavyzdžiui, visiškai pagal Bibliją yra rūpintis savo šalies kryptimi, savo pinigais, mūsų turima laisvė, vaikų auklėjimu. Visa tai, broliai, yra kiekvieno krikščionio pareiga. Tačiau pavojus prasideda tada, kai manome, kad politika yra vienintelė mūsų tikėjimo ateities garantija.
Broliai, kai manome, kad viešpaties Jėzaus bažnyčia priklauso nuo rinkimų rezultatų, mes keičiame savo pasitikėjimą. O Biblija labai aiškiai parodo, kas iš tikrųjų turi suteikti šį saugumą. Tai pats viešpats Jėzus. Ne joks prezidentas, ne joks gubernatorius, ne jokia politikų grupė valdžioje pakeis mūsų gyvenimą. Prisiminkite, ką Jėzus pasakė Mato Evangelijos 16 skyriuje, 18 eilutėje. Jis pasakė Petrui štai ką. Petras, ant šios olos aš pastatysiu savo bažnyčią ir pragaro vartai jos nenugalės. Ką Jėzus norėjo tuo pasakyti? Kad ši uola tai yra tiesa apie tai, kas yra Jėzus, gyvojo Dievo sūnus, būtent ant šios tiesos, ant šio pagrindo Jėzus statys savo bažnyčią. Ir žinote, ką aš pastebiu, broliai, kad žmonės nori statyti bažnyčią savaip. Jie naudoja žmogiškus metodus, žmogiškas strategijas, su žemiška išmintimi bando statyti tai, kas yra amžina. Broliai, mūsų karalystė nėra čia. Šis pasaulis jau yra piktojo valdžioje. Aš nesakau, kad politika neturi jokios vertės, tikrai ne. Mes taip pat negalime sėdėti sudėję rankas, nes mes suprantame, kad įstatymai ir sprendimai, kuriuos jie priima Brazilijoje, keičia milijonų darbuotojų gyvenimus. Tai daro įtaką mūsų saugumui gatvėse, veikia mūsų šeimos kasdienybę. Todėl balsavimas yra labai rimta atsakomybė. Tačiau skirtumas tas, kad reikia suprasti. Politika padeda šaliai veikti, bet ne ji palaiko bažnyčią. Nes jei vyriausybė sužlugs ar trukdys, bažnyčia vis tiek ir toliau egzistuos, nes ji nebuvo sukurta žmonių. Amen. Taigi mano nuomonė, didžiausia rizika šiandien, kai politika įsitraukia į bažnyčią, o bažnyčia į politiką, yra ta, kad mes keičiame savo mąstymo ir elgesio būdą. Leiskite man jums kai ką paaiškinti. Politikoje viskas vyksta taip, štai. Kas sutinka su manimi, tas yra mano draugas, o kas nesutinka, mano priešas. Pagalvokite kartu su manimi. Jei leisime šiam neteisingam mąstymo būdui užvaldyti mūsų tikėjimą, pradėsime teisti žmones nebe pagal jų charakterį, ar pagal Bibliją, ar pagal jų tikėjimą, bet pagal tai, kurioje pusėje jie yra. Broliai, tai labai trukdo, kaip jau sakiau jums, nes jei jūsų brolis Kristuje turi kitokią nuomonę, jis nesutinka su jūsų kandidatu, jis turi kitokį požiūrį, tuoj pat tu jau manai, kad jis tavo priešas, nors jis vis dar yra brolis tikėjime, supratai? Jis vis dar priklauso Jėzui, nes jis stengiasi sekti Kristaus pėdomis. Jis tiki viskuo, kuo tiki ir tu, bet jis turi kitokią politinę nuomonę. Aš nesakau, kad turėtumėm sutikti su jų požiūriu, bet turime gerbti ir negalime jų teisti taip, lyg jie būtų pasmerti pragarui. Vien dėl to, kad jie turi kitokią nuomonę nei mes. Tiesa ta, kad kiekvienas iš mūsų šiais klausimais vadovaujamės sava pasaulėžiūra ir kiekvienas žmogus mato savaip, ar sutinki? Taigi tai yra pirmasis punktas. Mes negalime niekinti savo brolio, blogai su juo elgtis, nustoti jį mylėti, neatleisti jam vien dėl to, kad jis turi kitokią politinę nuomonę nei mes. Gerai? Ir dar vienas dalykas, kurį pastebiu ir kuris yra labai rimtas, yra toks. Kai politikas, kuris mums nepatinka, padaro klaidą, ką mes darome? Mes iškart rodome pirštu ir reikalaujame bausmės, tiesa? Bet problema ta, kad kai mūsų pusės kandidatas, tas, kuriuo tikime, padaro lygiai tą pačią klaidą, ką mes darome? Mes sugalvojame pasiteisinimą, mes sakome, kad buvo nesusipratimas arba tiesiog renkame tylėti. Taigi klausimas, kurį turime savo užduoti, yra toks. Broliai, ar mes tikrai ieškome Dievo tiesos, ar tiesiog norime, kad mūsų grupė laimėtų, kad mūsų pusė nugalėtų? Broliai, jei mes labai reikalaujame iš kitos pusės, bet savo pusės klaidas pateisiname, mes elgiamės neteisingai. Ir Dievo žodis mums rodo, kad neturime dangstyti niekieno klaidų, juo labiau valdovo, kuris yra virš mūsų. Biblijoje pasakojama labai įdomi istorija apie karalių Dovydą, kai jis padarė tą sunkią nuodėmę, žinote? Kai jis permiegojo su ištekėjusia moterimi, jis pasiuntė tos moters vyrą į mūšio priekį, kad šis žūtų. Kas tada įvyko? Dievas pasiuntė pranašą Nataną, kad šis tiesiai į akis pasakytų Dovydui. Natanas netylėjo vien todėl, kad Dovydas buvo karalius, ne todėl, kad jis gynė tautą ar turėjo gerų savybių. Ne, jis pasakė gryną tiesą, nes jis suprato, kad jo ištikimybė yra Dievui. Amen? Broliai, ir problema kai kurių bažnyčių
kai kurių pastorių, kurie tampa tokie draugiški su politikais, yra ta, kad jie pasiekia tašką, kai nebegali parodyti jų klaidų, jie nebegali kritikuoti, jie nebeturi drąsos parodyti problemos ir dėl to jie prarado laisvę skelbti tiesą. Todėl įsidėmėk tai, ką dabar pasakysiu. Pastorius ar bažnyčios narys, jis drįsta kritikuoti tik priešingą pusę, tapo savo partijos įkaitu, vergas. Supratai? Broliai, mūsų įsipareigojimas yra Dievo tiesai. Tai turi būti svarbiau už baimę įtikti politikams. Žiūrėkite, ką aš mačiau pastaraisiais metais, broliai, yra tai, kad kai kas nors kritikuoja politiką, už kurį balsavai, tu įsižeidi. Lyg kritika būtų tau, bet taip nėra. Tau nereikia manyti, kad kandidatas yra šventasis, kad už jį balsuotum, bet tau taip pat nereikia ginti jo klaidų vėliau, tiesa? Balsuoti už ką nors, broliai, reiškia tik suteikti tam žmogui galimybę rūpintis mūsų pinigais, priimti sprendimus už tautą, o nemanyti, kad vien dėl to, jog balsavai už jį, dabar turi užsimerkti ir nematyti jokių klaidų, kad matysi tik teigiamą pusę. Broliai, tai turi baigtis, gerai? Pakeiskime šį mąstymą nuo šiandien. Amen. Ir dar viena painiava, kurią pastebiu, yra ta, kad vien dėl to, jog Brazilijos sostinėje yra daugiau evangelikų, tai reiškia, kad Dievo karalystė juda į priekį politikoje. Mano mylėjai, deja, dažnai mes nematome jokių pokyčių, nors jie ir yra ten. Ir jie galiausiai susitepa, pradeda galvoti tik apie savo gyvenimą, apie savo gerovę, apie pinigus, kuriuos jie uždirba ir galiausiai pamiršta apie gyventojus. Tuo pačiu metu ten gali būti žmogus, kuris nėra atvirai krikščionis, nėra evangelikas, nėra katalikas, bet jis yra sąžiningas, teisingas, doras, jis nori geriausio žmonėms. Taigi mums reikia nustoti maišyti dalykus. Ir kai žiūrime į Jėzaus pavyzdį, pastebime, kad jo širdyje buvo kažkas, ko mums šiandien labai reikia. Tai yra nustoti siekti valdžios, nustoti ieškoti žmonių pritarimo. Pavyzdžiui, 6 Jono Evangelijos skyriuje, po to, kai Jėzus padaugino duoną ir žuvis, žmonės buvo taip sužavėti, kad norėjo Jėzų paskelbti karaliumi, Izraelio karaliumi. O kokia buvo Jėzaus laikysena? Jis tiesiog pasitraukė iš žmonių tarpo ir vienas nuėjo į kalną. Kodėl? Nes Jėzus labai gerai žinojo, kokia yra jo misija ir jis nesutiko būti naudojamas kaip įrankis tų žmonių, parodydamas, kad ne kiekvienos atviros durys, ne kiekvienas kvietimas turėti daugiau galios, daugiau įtakos ateina iš Dievo. Broliai, Jėzus žinojo, kad viskas, ką Dievas norėjo padaryti, įvyks tinkamu laiku, jei jis bus atsidavęs tėvui. Ir šiandien žmogus gali save vadinti krikščioniu, Dievo vyru ar Dievo moterimi, bet būti visiškai stiprus tame, kam Dievas juos pašaukė būti. Suprantate? Todėl mano nuomonė, pastorius, kuris buvo pašauktas būti pastoriumi, negali užimti politinio posto. Aš tikiu, kad Dievo karalystė yra daug aukščiau už tai. Netgi prisiminiau, kai jie pakvietė Billy Grahamą, vieną iš didžiausių evangelistų istorijoje, jie pakvietė jį tapti Jungtinių Amerikos valstijų prezidentu. Ir be abejo, jis būtų laimėjęs, juk jis buvo žinomas visame pasaulyje ir buvo teisingas žmogus, kuris davė puikų liudijimą. Bet jis pasakė, aš negaliu nusileisti iki politinės JAV prezidento pareigos, nors pasaulio akyse tai būtų geriausias dalykas iš visų, bet aš jau esu dangaus karalystės ambasadorius. Mano pareigos yra daug aukštesnės ir aš nenoriu jų prarasti. Taigi tokį požiūrį mes turime turėti, amen. Kitas dalykas, į kurį turime labai atkreipti dėmesį, yra tai, kad netaptume melagingais liudytojais. Išėjimo knygoje, 23 skyriuje, 1 eilutėje pats Dievas sako, nedėk savo rankos su nedorėliu, kad netaptum melagingų liudytojų. Ką tai reiškia, broliai? Kad krikščionis negali bandyti ginti to, ką jis mano esant teisinga, naudodama žinią, apie kurią net nežino, ar ji yra tiesa. Turime gilintis, broliai, prieš platindami bet kokį vaizdo įrašą internete ar bet kokį garso įrašą. Kiek daug melagingų naujienų yra šiuo rinkimų laikotarpiu ir mes turime atsimerkti. Amen. Aš nesakau, kad jūs negalite kažko dalintis, bet būkite labai atsargus ir verčiau skelkite Dievo žodį. Skirkite savo energiją, savo laiką kalbėdami apie Dievą, skelbdami Biblijos mokymus. Gerai? Būkite atsargus, kaip sakiau, kad nepradėtumėte ginti savo mėgstamo politiko. Šiandien, jei už kažką dedate ranką į ugnį, netrukus jis užima pareigas ir pradeda daryti tiek daug blogų dalykų, tampa korumpuotų politikų ir tada jūs tampate blogų pavyzdžių savo šeimai.
tiem žmonėm, kuriuos pažįstate. Taigi aš nesakau, kad neturėtume turėti savo pozicijos. Kiekvienas žmogus turi daryti tai, ką laiko teisinga pagal Dievo žodį. Kiekvienas turi savo sąžinę. Bet broliai, ką mes matėme pastaraisiais metais, tai didelis susiskaldimo tarp mūsų. Ir tai yra nepriimtina. Jėzus niekada nepateisino tokių dalykų. Ir mes svarbiausia turime suprasti, kad nėra jokio prezidento, jokio deputato, jokio senatoriaus, kuris galėtų pakeisti žmonių širdis. Kaip sakiau pačioje žinutės pradžioje, Dievo karalystė ir toliau žengs į priekį, net jei valdžia bus korumpuota. Ir žodis mums sako be kita ko štai ką. 146 psalmėje: jie nepasitikėkite kunigaikščiais, nei žmonių vaikais, kurie negali išgelbėti. Amen. Svarbu suprasti, kad politika tikrai daro skirtumą mūsų kasdienėme gyvenime. Mes esame šios šalies dalis ir turime melstis už šalies klestėjimą. Turime melstis už valdžios atstovus. Visa tai parašyta Biblijoje. Tačiau turėkite savo nuomonę. Ieškokite, kurie kandidatai labiausiai atitinka raštus, Dievo žodį, ir jei kas nors turi kitokią nuomonę nei jūs, gerbkite, parodykite krikščionišką meilę, stenkitės kalbėtis taikiai ir supraskite, kad Dievo karalystė nepriklauso nuo to, kas laimi rinkimus, nes tas, kuris valdo viską, vis dar yra viešpats. Amen. Aš visada sakau, šalis gali būti krizėje, bet mes esame Kristuje ir tai viską keičia. Jei jums patiko ši žinia, pasidalinkite ją. Palikite čia ir savo nuomonę, tai, kuo tikite, ir užsiprenumeruokite mano kanalą. Čia ekrane paliksiu 2 vaizdo įrašus, išsirinkite vieną jų, kad sustiprintumėte savo tikėjimą. Gerai? Dievo palaimos, stipriai apkabinu.